Laidą remia Kaparol. Kaparol – dažų standartas. Ištikimų mūsų žiūrovai jau pastebėjo, kad mūsų laidoje gausu praktinių patarimų. Štai vienas jų. Esame vonios patalpoje, kur reikės mums šias 3 sienas sumodeliuoti mūsų modeliuojančių tinkų. Sienų paruošimas nereikalauja labai, tarkime, didelio glaistymo, užtenka siūlės, prasė ar malų, giluminis gruntas jau išdžiūvęs ir tepame mūsų kontaktinį pigmentuotą su kvarciniu smėliu gruntą, sukibimui pagerinti. Kadangi modeliuojančio tinko gali tekti dėti netgi iki keletos kilogramų į kvadratinį metrą. Ir baigus gruntuoti mūsų kontaktinį gruntą, mes jį paliekame dabar džiūti iki mūsų modeliuojančio tinko apie 4 valandas. Nudžiūvus mūsų kontaktiniam gruntui, mes tepsime mūsų modeliuojantį tinką. Išskirtinis jis tuom, kad jis nedžiūna momentiškai. Jis džiūna nuo pusvalandžio iki valandos priklausomai nuo aplinkos temperatūros, kas mums leidžia jį modeliuoti ilgesnį laiko tarpą. Na, dabar tas, aišku, svarbiausia pereiti prie jo pačio maišymo ir matysite visą procedūrą. Sumodeliavus mūsų tinką, mes jį paliekam dabar stengti apie valandą, priklausomai nuo temperatūros. Gali būti 45 minutės, maždaug valanda. Ir paskui mes dar grįšime, dar jį patobulinti. Na štai, po valandos mes jau turime mūsų kaip ir pasiruošusi paviršių, jį toliau modeliuoti. Šiuo atveju mes pasirinksime gludinimą su šepečiu. Maždaug tokiu principu. Taipogi galima naudoti mūsų irgi trintuvę, jeigu mes norime kitokio vaizdo. Tai būtų, tarkime, toksai 2 paviršių vaizdas. Tačiau yra išrinktas variantas labiau suapalinti, negu daryti aštresniais kampais. Taigi, mūsų vienintelis įrankis ir tęsiam savo darbus. Viskas, kas nereikalinga, krenta žemyn, apvalėja, taip sukuriamas labiau natūralumas. Irgi privalumas, sunkiosios šiukšlės krenta žemyn labai netoli ir nėra dulkių. Mes nebekvėpuojam jokiom dulkiam, nes nėra šlifavimo darbų. Na štai, baigus modeliuoti mūsų tinką, jį baigiant apvalinti, ar, taip sakant, švelninant, mes dabar jį paliksime galutinai išdžiūti, sustingti ir pratęsime dar dekoravimo darbus, dažymą dažyvėmis, jau po to, kai bus vonia pilnai įrengta, nuo galimų kažkokių tai pažeidimų montuojant įrangą ar panašiai. Nudžiūvus mūsų dekoratyviniam tinkui, ne anksčiau kaip po paros, mes dažysime dažyvę. Dažyvė yra kaip lakas, vandeniu skiedžiama. Tarkime, ji mums suteiks ne tik spalvą, bet ir duos apsaugą nuo drėgmės, kadangi tai yra vonios patalpa. Taip ji neduos tokios, vadinkime, patvarumo plėvės, kuri atspari visokiausiams valymo priemonėms. Dėl to mes paskui dengsime laku tas vietas, kur tikrai galime aptaškyti tom priemonėm. Tačiau, kur to nereikia, mes ją tik tai nudažysime teptuku, tik teptuku ir suteiksime dar išraiškingesnę spalvą, tarp tamsesnės ir šviesesnės atspalvių, mėginami perteklių nuimti šią kempinę. Galime palikti ir taip tokį vaizdą, su mažiau kontrastingų paviršių. Tačiau šiuo atveju mes norėtume įdomiau. Ir šią kempinę spausti nereikia. Kempinė turi būti pakankamai sausa. Nudžiūvus mūsų dažyviai, mes dengsime dar papildomą vieną sluoksnį apsauginiu laku. Kadangi čia bus kriauklė, yra galimybė aptikšti ir teks pavalyti. Lygiai taip pat bus atsparumas ir valikliams, buitinės chemijos medžiagoms. Tepsime poliuretaniniu laku, 2 komponentų, tačiau vandeniu skiedžiamas. Skiesti jo nebūtinai, tai kad įrankius išsiplauti.
Kvapo jis turi nedaug, tačiau bus gera apsauga. Dirbsime tik tai šepatuku, kadangi reljefas mūsų yra nelygus ir voliukas mums nieko nepadės. Taip, kad medžiagos paruošimas yra, į masę pilame ketiklį, gerai išsimaišom, paskui visą tai perpilame į naują kibirą, dar kartą persimaišom ir tepam. Pabaigus mūsų lakavimo darbus, mes paviršių dabar paliksime drąsiai džiūti iki rytojaus, o paskui jau galite naudoti pagal visas pilnas paskirtis. Laidą remia Kaparol. Kaparol – dažų standartas.